Gerą dieną, leidžia startuoti mums. Esu Albertas Daugirdas, atsargos karys, 20 metų Lietuvos kariuomeniai, nuo pat 91 sausio 8. Vienos tema, jau jūs tikriausiai ir girdėjot, bet yra apie šeimos arba asmeninį pasiruošimą kariniai krizai. Kas turit įprotį turėt kasdienybėj kišeniai bent 50-100 eurų grynais? Grynųjų pinigų jokia technologija dar neperspjaus ilgą laiką. Kažkas priims sprendimą. Liksiu ir kausiuosi. Ir kartais ir už konstituciją ir sąžinę bus trečias dalykas stipresnis. Buto ar namo išankstinis parengimas. Pripildyt viską, ką galim, kol yra elektra. Tiesiai į tą slėptuvėlę, namai susmenga ir jeigu nėra atsarginių išėjimų, įkalinami ten besislepiantys žmonės. Ateis į pagalbą, bet tai užtruks. 0,3 degtinėlės ir galbūt jūs gausit mainais kažką. Tik nutilo, girdit, ups pauzė, nepašokit. Dar laksto skeveldros. Ne ant bombos, aišku, ar ne, nes nežinot, kada jį detonuos. Daug 3 metai atgal, gal 4 metai atgal. Visos gatvės užsipildys. Kijevas užsipildė per 2 valandas nuo pirmų bombardavimų.